knygose ir filmuose nesutalpinami gyvenimai, kuriuose tiek įvykių, sukrėtimų, stebuklų, kad užtektų rodos keletui gyvenimų. Tokia į filmus nesutalpinama Neimanų šeimos istorija. Pirmojo pasaulinio karo audras ir bolševikų persekiojimą išgyvenusiam reformatų bažnyčios kunigui Stasiui Neimanui buvo skirta patirti ir antrojo pasaulyje apėmusio karo išbandymus. 1944 metais frontui ir raudonajai armijai artėjant Lietuvos link, kunigas su žmona ir 4 vaikais jau antrąjį kartą ir visiems laikams turėjo palikti savo namus. Girdim, kad dundi, kažkas iš rytuose dundi. Galvojom, kad reiks važiuoti, pasikinkėm arklį, susirinkom daugiau nuvažiavom, išvažiavom ir Biržus, susitikom daugiau žmonių ir mes važiuojam visokiais šunkeliais, kad nesusimaišytumėm su kariuomenė ir nepapultumėm į kokius karo veiksmus. Kokį 14 ar 17 dienų mes pakeliui važiavom su arkliais. Per dalį Lietuvos, kol atprašom tą rytprūsių rubežių. Kai ten atvažiavom iki tą rubežių, vokiečiai mūsų sustojo, atėmė arklius, vyrus pristatė prie apkasų kasimo, o mus visus vaikus ir įsodino prekinį vagoną ir išsiuntė anapus Dancigo, ten kažkur prie Gdynsk, Kotenhafen, išmetės mus iš vagono visus vaikus ir stovėjo eilė ūkininkų su vežimais ir arkliais. Kiekvienas ūkininkas gauna po šeimą, padėsim jiem surinkti derlių. Apgyvendinom mes tenai ir mes gyvenam dabar apleisti, visai nežinom ką. Su mūsų tėvais atsitiko, ką jie ten darys. Ir vasara praėjo, ruduo praėjo, ateina žiema, rusai ateina visai netoliese ir mūsų tėvų nėra visai. Kunigo Stasio Neimano dukra Ieva Neimanaitė Pipynė savo atsiminimų knygoje Pusė riekelės duonos aprašė kalėdas rytprūsiuose, kai išblaškyta šeima traukėsi nuo sovietų. 1944 kalėdas šventėme tuščioje apleistoje mokykloje. Buvome vieniši, sušalę ir alkani. Nebuvo kalėdų eglutės, tačiau visi susikabinome rankomis ir giedojome tyli naktis. Mano tėvelis, kaip sužinojo, kur mes esame apgyvendinti, atbėgo pas mus, rusai jau artėja. Tie ūkininkai paėmė, sudėjome surūgęs per sniegus, mes pasiekėm Gelžkelio stotį ir tenai kažkaip tai mes atradom vokiečių transportą. Per keletą dienų tas visas traukinys mus nuvežė iki pat vidurio Vokietijos beveik, iki Štetino. Ten pradėjo bombarduoti, reikėjo mums bėgti iš vieno krauto į kitas krauto, į slėpynes ir paskui už keletą dienų vienaip ar kitaip atsiradom vakarų Vokietijai. Tie buvo paskutiniai karo metai jau. Po to pradėjom matyti, kad vokiečiai traukėsi, pradėjom matyti sužeistus kariuomenės bėgant. Ir vieną gražią dieną į mūsų kaimą amerikūnai atėjo. Visi išlikom sveiki, nieks nežuvo, nieks nekrito. Tai tik tai atsidūsom, kad dar esam gyvi ir išlikom gyvi. Karo
karo pabaigą ir pirmuosius pokario metus Neimanų šeima praleido Holzheimo miestelyje Heseno žemėje, vakarų Vokietijoje. Ši teritorija 1945 metais buvo užimta Jungtinių valstijų kariuomenės, tačiau buvo labai netoli Sovietų Sąjungos okupuotosios zonos. Skurdus pokario gyvenimas svetimų žmonių ūkyje, nerimas dėl ateities ir nuolatinė sovietų baimė neleido nurimti gausiai 7 asmenų šeimai. Didžiausia baimė mūsų buvo, kad mus visus surinks ir atiduos rusam. Nes visą laiką Stalinas sako, kad mes visi esame jų piliečiai ir prisiklausėm užtektinai, ką Roosevelt ir Churchillis kalbėjo, ką jis darys su visu pasauliu ir kam ką atiduos ir ką darys su visais belaisvės ir pabėgėliais. Tai įsidrasnom ir išdrįsom ir pasiprašėm ir išvažiavom į tą Hanau. From Stettin in the Baltic to Trieste in the Adriatic. Nuo Štetino prie Baltijos iki Triesto prie Adrijos per visą žemyną nusileido geležinė uždanga. Taip 1946 metais pokario geopolitinę realybę ir prasidėjusį šaltąjį karą tarp Sovietų Sąjungos ir vakarų pasaulio nusakė tuo metu Jungtinės karalystės politinės opozicijos lyderis Winstonas Churchillis. Neimanų šeima buvo laisvojo pasaulio pusėje, tačiau šviesos tunelio gale dar nebuvo matyti. Keletą metų teko praleisti perkeltųjų asmenų stovykloje Hanau, kurioje atsidūrė tūkstančiai nuo sovietų režimo pabėgusių Baltijos šalių gyventojų. Čia, lietuvių salelėje toli nuo namų, kad ir kukliomis sąlygomis vyko švietimo, kultūrinis, religinis ir visuomeninis gyvenimas. Tenai gyvenam tarp savų žmonių, tarp lietuvių, bet irgi gyvenam kareivydas, kuris buvo pritaikytas kareiviam. Daugiausiai viskas buvo savivaldyba. Mes patys tarp savęs tvarkėmės. Įsteigė šiokias tokias mokyklas, visokias priežiūras, šiokias tokias, bet gyvenam labai primityviai. Žinai, viena šeima, viena kambarį, bet gyvenam laisvi. O kur jūsų konfirmacija vyko? Hanau. Hanau. Papasakokit apie tą bažnyčios gyvenimą ten, juk jūsų tėvelis ten ir tarnavo, jis kaip kunigas ten tarnavo. Taip, jis laikė pamaldas, laiks nuo laiko. Jis laikydavo ir pamaldas vokiečiam, jis kartais išvažiuodavo į kokį kaiminystės kaimą ir tenai jis laikydavo vokiečių kalbą. O kaip jūsų konfirmacija atrodė ten Hanau? Buvo visi mano bendramoksliai iš mano gimnazijos, mano vienmečiai, mūsų tikėjimo broliai, bet buvo būrelis. Mūsų bendratikiai buvo mažamečiai, be abejo. Mes žinom, kad daugumas visi katalikai buvo. Mes buvom apsupti katalikų gimnazijoje, stovyklose visur. Bet kiek galėjom, tėvelis laikydavo pamaldas mums. Ir liuteronams ir reformatams? Daugiausiai mūsų prisijungdavome su mūsų broliais liuteronais, o reformatų buvo tikrai yra mažuma, yra šipšnelis. Tik pasibaigus karui, Vokietijoje buvę Lietuvos liuteronų ir reformatų kunigai pradėjo burti ir laikyti pamaldas iš tėvynės pasitraukusių tikinčiųjų bendruomenėms. Reformatų kunigas Stasys Neimanas kartu su liuteronų kunigu Ansu Trakiu ir kitais iniciatyviais išeivijos žmonėmis 1946 gegužės 30-ąją Hanau stovykloje sušaukė pirmąjį evangelikų liuteronų ir reformatų kunigų ir parapijiečių suvažiavimą tremtyje. Vėliau Neimanas buvo išrinktas į vyriausiąją evangelikų liuteronų ir reformatų bažnyčios tarybą. Visą laiką buvo mintis, kad anksčiau ar vėliau
yra pavojus, kad amerikonai, anglai atiduos rusam, kad vienaip ar kitaip mes galim pražūti. Ir pradėjo pamažu panika įpuolė, žmonės pradėjo bėgti. Kanadiečiai ieškojo, anglai ieškojo darbo jėgos, daug žmonių, kad apleisti stovyklas, kad pabėgti iš pabėgėlių, susirašė ir išvažiavo, kuo greičiau galėjo. Vienaip ar kitaip per bažnytinę pagalbą, per svetimtaučių pagalbą, per amerikiečių pagalbą. Mes visi vienaip kitaip įsileidom į Ameriką ir atvažiavom į Ameriką. Kelintais metais jūs atvažiavote? 1950 metais, kovo 31. Kiek jums buvo metų, kai jūs atvykote į Ameriką? 18. Tai jūsų visa vaikystė faktiškai buvo klajonės. Didžioji dalis jūsų vaikystės buvo klajonės, karo metais, gyvenimas pabėgėlio. Taip? Nuo tos dienos, kai mes sėdom, palikom namus, niekad mano mama keletą sykių yra sakęs, neturėjo dienos ramios nakties. Niekad neturėjo. Iki to laiko, kol jie Amerikoje atsirado, pasijunto kaip namie. Po 9 klajonių, nežinios ir pavojų kupinų metų Neimanų šeima, kunigas Stasys Neimanas su žmona Kazimiera, uošve ir 4 jau beveik suaugusiais vaikais atvyko į Jungtines Amerikos valstijas. Padedami reformatų bendruomenės įsikūrė Čikagoje. Prasidėjo naujas gyvenimo etapas. Pradėjom ieškoti darbą ir lengviausias darbas ir greičiausias darbas buvo siuvykloje. Buvo didelė firma, gan žymi Amerikoje, Hart, Schaffner & Marks. Siūdavo labai geros kokybės švarkus ir aprangas visokias. Tai vienu žodžiu tenai gavom darbą ir pradėjom dirbti. Siuvykla buvo downtowne ant Jackson gatvės, vieną galėjau aš tramvajų nuvažiuoti. Ir paskui už keletą mėnesių žiūri didžiausias suirūtas per siuvyklą. Visi žmonės pasijuto, ar kažkas sunervuoti, susijaudinę, didžiausia įtampa atsitiko. Karas. Korėjiečiai, komunistai užpuolė Koreją ir amerikonai siunčia kareivius. Visi žmonės, kurie dirba siuvykloje, tik pabėgo po karo, o dabar visas karas vėl prasidėjo. Žmonės iš proto išėjo, nežino, ką daryti dabar. Goodbye, Maria, I'm off to Korea, far across the sea. Tai man irgi reikia užsiregistruoti, kad kiekvienas žmogus vis 18 metų užsiregistruoti ir imsi kariuomenę. Tai sakau, aš eisiu į mokyklą, žinai, tai aš gavau atleidimą, atidėję. Jeigu eisi į mokyklą, mokinsis ir išlaikysi gerus pažymius, žinai, tai galėsi mokintis. Jeigu, žinai, simuliuosi, tai paimsi kariuomenę. Tai 1 metus reikėjo mane per gimnaziją. Paskui po 2 metų aš galėjau jau įstoti į universitetą. Ir ką jūs studijavot? Komerciją. Komercijos fakultetą užsirašiau. Bet jūs galėjot susimokėti už mokslą. Buvo įmanoma studijuoti. Kiek galėjau, to aš sutaupiau, mama uždirbo, tėtė, visi mes taupiau gyvenam. Ir viską, ir mokslas gan pigus, buvo valdiškas, $72 kainavo. Pirmas mano semestras universiteto, Illinois universitete. O ką tėvelis veikė? Juk jis kunigas buvo iš tikrųjų. O tėvelis paskui pasimetė ten darbą siuvykloj, jis įtaisė kitą darbą
Ir jis pradėjo vakarais, kai visi iš visų raštinų, visi biurokratai apleidžia, tai mano tėtė valydavo jų raštinės vis. Ir mama įsitaisė dirbti mėsiniai. Vienas sausage factory, dešrų fabrika. Irgi dieną naktį, jie labai ilgus. Ir visuomet jie vis norėjo, kad jie nori dirbti, kad uždirbti pinigus, kad kol ryte leis universitetą, kol aš išbaigsiu mokslas, paskui kol javutė, kol jonelis. Ir visi vaikai baigia mokslą? Visi šeimos vaikai. Tik atvykęs į Jungtines valstijas, kunigas Stasys Neimanas pradėjo laikyti pamaldas išeivijoje susibūrusiems reformatams, tapo čia įsikūrusios parapijos klebonu. 1953 metais išeivijos reformatų sinodas Stasį Neimaną išrinko bažnyčios generaliniu superintendentu. Kunigas daugelį metų rašė pamokslus ir straipsnius Amerikos lietuvių reformatų leistame žurnale Mūsų sparnai. Nepaisydamas pasaulio negandų, Stasys Neimanas 65 metus skelbė Dievo žodį. Viešpats jį pasišaukė amžinybėn 1995 metais, sulaukusį garbaus 96 metų amžiaus. Reformatų buvo išlaikė kunigas Dilys, mano tėvelis buvo labai aktyvus ir labai rūpestingai ir pareigingi žmonės. Nežiūrint didelių sunkumų Amerikoje, kiekvienam žmogui čia kiek jam buvo, bet jie visi buvo susipratę tautiniais, tikybiniai, politiniai. Labai puikus žmonės, kur jauni buvom, labai kiek galėjom, mes irgi, prisidėjom. O sakykit, pone Stasy, jūs buvot Lietuvoj? Aš niekad neturėjau progos grįžti į Lietuvą, ne. Tėveliai prisimindavo Lietuvą, kalbėdavo apie savo namus, apie tą buvusį ankstesnį gyvenimą? Be abejo, bet jie visuomet kalba, kad visuomet buvo gyvena po įtampą. Visokie vienokie ar kitokie buvo vargai, rūpesčiai. Tikybiniam gyvenime, ekonominiam gyvenime, nebuvo viskas, nėra taip sklandžiai, kaip turėtų būti. O čia Amerikoje jie rado ramybę, ar jie čia laimingi buvo jau paskui? Mano mama daugelis sykių man sako, kad jinai vien tik tai ramybę atrado ramybę pirmas syk, kai užsidirbo, gavo čekį, savo pinigus, užsidirbo pinigus, yra savarankiškas žmogus ir nebijo nieko ir kad gali gyventi ir daryti, ką nori. Sakė, pirmąsyk pasijuto, kad jie yra laisvas žmogus. Ir Amerika tapo visos jūsų šeimos namais. Ir Amerika priglaudė mus visus, kas mus būtų priglaudę. Tai vienintelė Amerika arba Kanada mus priglaudė ir davė galimybę išsivystyti. Tai čia aš skaičiau, labai didelis nuopelnas yra ir mes būsim amžinai dėkingi. Baigęs studijas Ilinojaus universitete, Stasys Neimanas jaunesnysis daugelį metų dirbo medicinos pramonės įmonėse, kuriomis Čikaga garsėjo jau nuo XIX amžiaus pabaigos. Jam teko sudalyvauti, kuriant ne vieną svarbią inovaciją medicinos srityje. Atlikdamas tarnybą Jungtinių valstijų kariuomenėje, Stasys Neimanas dar kartą nukeliavo į Vokietiją, kurioje jam teko praleisti didžiąją savo vaikystės dalį. Po tarnybos kariuomenėje ponas Stasys sutiko savo gyvenimo meilę. Airių kilmės mokytoja Margaret, su ja sukūrė šeimą ir drauge apkeliavo pusę pasaulio. Ponia Margaret pas viešpatį buvo pašaukta
2025 metų pradžioje. Kaip jūs dabar galvojat, jau sulaukėt garbingo amžiaus, daug gyvenimo nugyvenot, ar laimingas jūsų gyvenimas buvo? Ar pasisekė jūsų gyvenimas? Jeigu aš sakyčiau, kad pasisekė man gyvenimas, tai aš galėčiau būti egoistas. Čia aš leisčiau kitiems sakyti, ar pasisekė man gyvenimas. Kitiems žmonės į mano gyvenimą gali žiūrėti visai kitaip, kad praleido visą amžių. Nieko gero nuveikė, gyveno veltui taip ilgai ir gudrus žmonės anksti miršta, daugiau nuveikė negu šitas senis Stasys ir taip ilgai gyvenas ir nieko nepadaręs. Aš visuomet dirbau, kad būčiau vienaip ar kitaip, nebūčiau našta nei mano tėvams, nei mano broliams, nei seserims, nei niekam, kad aš būčiau galėt veikti savistavai, ne tik kad save išlaikyti, bet Dievui padedant galėčiau patiem padėti. Ar jūs čia visą laiką jautėtės gerai Amerikoje, jautėtės savas savo vietoje, nesijautėt svetimas čia? Žinai, manęs labai dažnai kas nors, kas jaučias. Aš nesijaučiu amerikonus. Ir čia tarp lietuvių būra. Aš nesijaučiu labai didelis lietuvis. Aš nesijaučiu namie nei vienam būry, nei kitam būry. Bet negaliu skųstis. Niekas manęs neužgauna, niekas manęs neskriaudžia. Iki šiol esu laimingas. Vien tik tai bendrauju su gudrais žmonėm. Bandau išvengti visokių durnių, bepročių ir išvengti nelaimių visokių. Kas jums svarbiausia gyvenime buvo? Svarbiausia buvo susitikti, susipažinti su žmona, įsimylėti, atrasti moterį, kuris mane mylėjo vėliau. Ir kad mes daugelį metų praleidom labai laimingai. Vienu laiku buvom išvažiavę kažkur vasaros metu ir užpuolė didelę audrą. Mūsų namas, kur mes gyvenom, buvo apsemtas. Mano visas rinkinys fotografijų iš senų vaikystės senos, kad viskas pagedo mano, viskas pagedo. Tai aš paėmė visas tas nuotraukas išmečiau. Nebegalėjau aš jūs laikyti. Ir aš galvoju, kaip aš galiu, mano čia visa praeitis, metų, aš galiu, kaip aš galiu gyventi be to. Ir pasirodo, aš galėjau gyventi, tiek padaro. Išgyvenau ir, žinai, ne visai iš proto išėjau, bet išsilaikiau. O jeigu jūs galėtumėt ką nors pakeisti savo gyvenime, pakeistumėt? Nežinau ką. Praleisčiau daugiau laiko su žmonėm. Bet, ačiū Dievui, nebegalėsim mes pakęsti nieko. Išvadavimu iš pražūties Dievas žmonijai dovanojo ne ką kitą, o vien tik savo sūnų, kad juos sekdami žengtume gyvenimo keliu. Kur žmonės supa ir sukrečia vargas ir mirtis, ten skaisčiau šviečia Jėzaus žodžiai, pilni paguodos ir jėgos, rimtumo ir malonės, šviesos ir gyvybės, tiesos ir amžinybės.